mes esam Anderniai saloj, man atrodo, taip vadinasi. Ir čia toksai uostas, nėra jokių pirštų, jokių leptelių, nieko, visi ambojo. Mes inkarą išsimetėm, galvojom bus nemokamai, bet atvažiavo, susirinko po 10 eurų už naktį, 10 jūtų zlotų, poundų už naktį, bet viskas gerai, saugi inkaravietė, faina. Ir va taip visi atrodo čia. Pilių visokių čia mačiau yra, žodžiu, porai naktų mes čia pasiliksim ir pamiegosim. Pagaliau atostogos, nes taip įtempta buvo visas dienas. Tai gal dabar biškį atsipūsim. Angliokai varinėja savo angliškos salos uoste, tipo lenktynės. Jie čia su šitais dingiais varinėja. Ir čia yra Tolšipo, vienas iš dalyvių laivų. Irgi su Anglijos vėliava. Manau, kad jie čia iš to laivo ir varinėja. Luka šiandien sugalvoja, kad nori ne saldainių kokių, ne ledų, lašišos. Tai užsikūriau boniuką, kepsim lašišą, einu ruošti. Luka dabar užsiminėja, ten spastus daro ar ką, nežinau, bet... Nespastus! Ką darai? Namelį. Namelį darysi? Nu gerai, daryk. Labą rytą, išlindom iš guolio Anderniai saloj ir pasiruošę važiuoti su dviračiais pasivažinėti. Visą rytą lyjo iki popietės, tai dabar 4 valandos vakaro ir nusprendėm varyti su dviratukais. Čia dviračiai, ten mūsų dingis. Krante jau buvom, užsiregistravom, nes čia yra Anglija, tai prisidavėm pasieniečiam, užsipildėm anketėlės, o dabar galim varyti pasivažinėti. Nu gerai, eik. Ui, dar yra čia skruzdėlė. Oi! Stik. Va, matai, koks būdavo čia? Va, čia su tokiais šaudydavo, ne? Va, ir miegodavo kaip kareiviai, matai, kokiuose gultuose?
Einam paieškosim tų gultų. Taip. O, čia nėra šviesos, ne? O, kambarim tokie. Taip. Į pirmas tvirtovės varom. Apsidairyt labai kažkaip nemažai, čia tų bunkerių neblogai išsilaikys. Čia kažkokios pilis. Jo. Čia šitoj pily turbūt gyvena didysis Zierkalis. Mažoje ištvatintoje palikuonis sūnus atsišaudydavo prancūzam. O, koks vaizdas gražus. Einam į tą pilį. Tuoj. Čia tam mažajam ištvatintojui buvo pastatytas paminklas. Šitoks va. Jam atminti. Tai dabar visi gerai atsimena jį už tai. O, kokie pastatai. Bele kiek kaminų. Ką jie čia kūrendavo kam? Negi čia šalta. O, kokie gražus medžiai. O, ten dar pilių visokių. Nu jo, įdomu. Bet mes viską greičiausiai neapvažiuosim. Todėl, kad nebus kada, rytoj bus baisiai karšta, čia su dviračiu maltis bus labai daug reikalų. Čia tarp tų dviejų salų, tarp šitos ir anos, būna srovė iki 6 mazgų. Mes rytoj pro čia plauksim ir matysim vaizdus iš jūros. Nu, Galim ten nueiti. galim, bet tai ten nieko nepamatysi, apleista labai, jeigu nori eiti. Atvažiavom į miestelio centrą. Tai grįstas pagrindas visam centre. O visokių alderniai muziejukų visokių yra. Čia jau šeštadienio popietę tai nieks neveikia. Visi ruošiasi turbūt vakariniai daliai. Ir praūš. Greičiausiai praūš čia šiandien. Nes jau muziką kažkas derina, girdėjom, net laive girdėjęs Inkaravietėj. Tai matysim, jeigu bus netoliese, kur nors sudalyvausim. Šiaip tai pati sala jinai nėra didelė. Mes jau 2/3 turbūt jos apvažiavam. Sukūrėm 4,5 km kelią. Tai va, tai likusią dalį apvažiuosim, nuvažiuosim dar iki kito forto, ten tokia. Ar ko, gyvena tvarkingai, gražiai, neapsileidė nieką. Tai va, bandysim perduoti ir jum kažką. Gerai? Bet tai jau ir suvalgiai tuos ledus. Tai, Tai va. kad saulė tirpdo. Taip, greit labai suvalgiai. Tik neištirpdytų. Jeigu palauksiu, tada jau bus labai blogai. Po to ištirps net ir po to reiks laižyt mane. Taip. Tada Maja turės man laižyt. Nu čia dabar. Nes Maja visą laik mane laižo. Aha. Čia iš to stelio dingsta vanduo visas ir tas valtis visas ant dugno būna atsistojusias. Labai gerai atrodo. Nu, šitaip ir atrodo tas alderniai uostas. Ant bojų visi stovi, kiti ant inkarų. Šitoj pusėje tik ant bojų. Ten toliau arčiau to forto ant inkarų, nu mes irgi ant inkarą
Ant inkaro kainuoja perpus pigiau negu kad ant bojas, kad stovėtum. Galvojau, visai bus nemokamai, bet taip ne. Bet yra dušai, tūlikai. Tinka. Už 10 svarų nakčiai. Droną neduoda pasikelt. Tai nežinau, ką čia daryti. Kamerą pradėti mėtyti virš. Ar ką? Važiuojam? Luka. Taip. Net visos varnos šukoje. Šoka. Aha, kaip tu dainuoji. Luktau, luktau. Dar vieną minutę, luktau. Luktau, luktau. Dar vieną minutę, luktau. Nu, čia jau taip atrodo Dingi dokas. Kas nori atplaukti čia, atplaukia su tom valtelėm, prišvartuoja čia, palieka, varo savais reikalais. Kas neturi valtelės, gali išsikviesti va šitą taksą su geltonais dalykais ir vėliava. Išsikviečia, jis atvažiuoja, kažkiek sumoka pinigėlių ir viskas, švažia toliau. Ko čia laukiat? Pizza. O Luka ko laukia? Pizza. Čia tai jau tikrai auksaplaukę gyvena. Auksaplaukę Dudu. Nuleisk savo kasą, mes užsikarsim pas tai. Dudu. Sėstam pasiliuką. Vaikaisi? Nebaisu? Jau? Na, čia uostas atoslūgio metu. Nežinau dabar ar pikas ar ne, bet gylio nelabai čia, dugnas matosi, žuvis plaukia. Tai va, ir taip va žemai visi laivai. Paskui pakyla jie 8 metrais, man atrodo, į viršų. Cakt. Ir tada atsiranda to gylio. Taip tai... Nu, kokie 2 metrai, nedaugiau atrodo.
Stojam Inkaravietį prie pilies šitos ir vyksta treniruotės vaikų. Kas neplaukia su būriam, tie sėdi trenerio ribė ir mokinasi manevruot su kateriu tarp šitų bojų plūduriančių. Nu, smagu jiem čia. Šiaip labai išvystyta infrastruktūra visa dėl būriavimo, tai vaikams čia pilna galimybė tą daryti, labai smagu. Kad matytų, kad ant inkaro stovi. Projektų, kad patenkinta. Kas čia vyksta? Na kaip kas? Kas? Klijuoja. Nu gerai, klijuok. Čia ne Oskarai. Aha. Paliekam Guernsey salą ir čia yra paskutinis Anglijos taškas, kuriame randamės kol kas. Labai norėtųsi ilgiau patyrinėti tą salą, bet mes turim skubėti ant Biskajos, norint kirsti ją gražiu oru. Tai labai gaila, bet gal kada dar apsilankysim.